Sveiki visi. Aš jums šiandien noriu parodyti, kaip reikia įsirašyti Ether modą. Kitaip, čia sakant, yra dangaus modas, bet girdėjau daug Minecraft žaidėjų nežino, kaip įsirašyti. Jums šiandien noriu parodyti. Tik pirma, tai mums reikia, jeigu mes kažką įsirašė, mums reikia nueiti ir įsiupdėtinti MC. Čia įsiupdėtinam. Man galėtų updėtina. Jo. Updėtina. Kaip įsiupdėtinam. Kai paleidžiam MC, mes jį išjungiam, po to reikia įti procentas, app data procentas. Ką, iš kur atsisiųsti modą, aš įdėsiu į descriptioną, in.minecraft, matome tokius failus, einame bin ir matome tokį Minecraft, mums jį einame atidaryti naudojant ir WinRAR archyvą. Ja. Dabar labai svarbu ištrinti meta info folderį, tai jeigu mes jau neištrinsime, mums nepaleis modą, tai vat kaip. Tai vat, eina į, tiesą daroma, ne, modinės daroma, eina Ether mod, taip, ten paspaudžiame dešinį pelytės klavišą 7-zip ir atverti archyvą. Tai einame modin Minecraft jar. Einame Minecraft jar ir dabar žiūrėkit. Visus failus čia aišku atsidarom. Ja. Čia atsidarom, einame į pačią apačią. To žymim visus failus. Mums įsikeltų visas modas. Aišku, žymim. Visus failus tik va, visus pažymim. Čia pasitraukiam ir keliame čia. Keliam. Ja, atpažym gerai. Jeigu rašo taip, jeigu mums kažkiek klaida čia, statyti programą, atšaukti. Jeigu kažkiek klaida, tai aišku, mes vėl einame procentas, app data, procentas, roaming ir pin ir va šitą jau Minecraft, tada atsidarykite 7-zip. Atverti archyvą 7-zip. 7-zip ir tas archyvas yra per daug lėvas, kelti tiek daug failų. Ir dabar metė error. Kai, aišku, pankit, čia pasikėlė. Jo, einame į pačią apačią. Pati čia apačio, nuo pačios viską žymim visokius failus. Viršaus, jeigu nebus bent vieno failo ir niekas nepasileis. Bet visokie modai čia labai svarbus. Šitas modas yra neseniai sukurtas. Čia tikrai geras modas. Kaip matome, viską perkopijuoja. Tai einame čia, spausdiname kitą langą ir einame taip. Viskas. O modas yra įkeltas. Jei kokios problemos, kreipkitės į Skype. Skype Dovdas 123, o nuotrauka pingvinai. Tai jo. Darome ir matome, modas veikia. Jūs visi žinot, bet jums tikrai viską paleis. Jei problemos, kreipkitės tikrai į Skype. Padėsiu. Tai jo. Tik matote, modas veikia. Tik bus lagų, tik man, čia man biškai va taip yra, kažkodėl, nežinau, taigi visų gerų.